Bėgimo arabų rinktinės žaidėjai žaidėjai grįžta ir Gabrielė Ansurian, kuri baigė tą bėgimą ir oficialiai patvirtintais rezultatais kaip nugalėtojas. Pažiūrėsime, kaip seksis Edvinui šį sykį. Į pirmąją poziciją šauna pirmasis starto numeris Morning Rose Player. Edvinas Kubilius antrojoje pozicijoje, trečioji vieta kol kas Danzy King. Danzy King atsilieka nuo savo oponentų, 1 kilometras, ne pernelyg ilga distancija, todėl geras startas yra be galo svarbus. Pirmąją vietą vis dar išlaiko Morning Rose Player, 52 kg lengviausią svorį nešanti kumelė. Antrojoje pozicijoje Danzig Star su Edvinu Kubiliumi. Danzy King trečiojoje pozicijoje. Įdomu, koks dabar yra šio Eržilo atsilikimas. Tai vienintelis Eržilas šiame bėgime, ne taip ir toli yra Danzy King, tačiau gali neužtekti jėgų spurtuoti. Mes žengėme į finišo tiesėje. Pirmojoje pozicijoje Morning Rose Player. Antroji ir trečioji vietos dar neaiškios. Panašu, kad tikrai mažiau nei vienu korpusu, pusę arba net trečdalių korpuso antrojoje pozicijoje atsiduria Edvinas Kubilius. Vis dėlto žokėjo patirtis nugali. Mes žinoma matysime sulėtintą finišo pakartojimą Morning Rose Player. Evelina Ruvelytė. Netrukus matysime sulėtintą finišą. Ji pirmoji kerta Morning Rose Player. Kumelė išveista Švedijoje. Štai čia akivaizdus to patvirtinimas ir Danzig Star bei Danzy King aiškinosi santykius per paskutinius distancijos metrus. Štai čia priekyje dar Danzy King, be galo sudėtingas sprendimas laukia teisėjų. Galbūt net Danzy King dar spėjo įsilaikyti priekyje net ne pusę korpuso, net ne trečdalių korpuso, tačiau kokiais 10 centimetrų finišuodamas Gabrielė Ansurian gali būti, kad įveikia labiau patyrusi Edviną Kubilių. Dar kartą matome sulėtintą finišo pakartojimą. Būtų įdomu iš vis sustabdyti vaizdą ties finišo liniją. Štai čia, na, labai nedaug, 10 centimetrų, tačiau panašu, kad pirmas žvilgsnis mane apgavo. Danzy King turėtų būti antrosios vietos nugalėtojas. Neabejotinai šį įrašą peržiūrės ir teisėjai. Bet Danzig Star greičiausiai lieka trečiojoje vietoje.